trumpai pristatysiu, kas mes esame ir ką mes čia veikiam. Tai mes esam iš viešosios įstaigos Nauja kvalifikacija. Jūsų mokykla dalyvauja ES remiamame projekte, kuris vadinasi Tarpkultūrinis dialogas visuomenės ateities garantas. Ir šį projektą koordinuoja būtent viešoji įstaiga Nauja kvalifikacija, kurios lektoriai mes ir esam. Aš esu Reda, teisininkė, čia mano kolega Tomas, psichologas, jis pas save dar pristatys. Tai prieš pradėdami tiesiog norėčiau susipažinti, tiesiog prisidarykit, kokį vaiką atstovauja, tai pirmiausia, kurios klasės, ne? Kano mama ar močiutė esate, ar tėtis, taip? Renata, atstovauju sūnų, jis lanko 10 klasę ir toliau sužinoti, gauti informacijos, gal kažkaip daugiau apie paauglių auklėjimą. Kristina, mano buvau 10-okė, man ypač aktualu, nes mano turi negalią. 10-8 klasės sūnus Linas ir Aurelijus. 10-okai ir jie jau yra tokie paaugliai, ir yra aktualu labai. 1-4 klasė, sūnus ir dukra Linas ir Agnė. Viskas įdomu, kas susijęs su vaikais, auklėjimo problemomis. Henrikas, 2 dukros, 10-11. Kaip jau žemais vyks paklausyti. Rasa, dukros Vaiva ir Mildas, 10-11 klasės. Mano vaikai yra mano draugai, kas jom patinka, patinka man. Daug bendro, stengiuosi neatsilikti nuo jaunimo. Mano sūnus 11-okas, Mantas. Aktualiausia paauglystė. Bendravimas su paaugliais. Mano mokosi 3 vaikai, 2 dukra ir 2 sūnus, 8-okas ir 12-okas. Šiaip didelių problemų neturiu, bet pat įdomu bendravimo ir tarpusavio santykių mokinių ir mokytojų. Esu baba, 2 anūkų, Agnės ir Viliaus. Bendraujam kartu, gyvenam vienam kieme. O kas įdomu jums, ką norėtumės? Įdomu, viskas man įdomu. Viskas. Kaip klausytum, kaip įteikti, kad galėtum susitarti su anas, kad monis paklausyti. Nenori klausyti monis. Širvydas Esu Tomas Lagunavičius, 15 metų dirbu mokyklos direktorium. Kauno jaunimo mokyklos, tai yra vaikai, kurie turi elgesio sutrikimus įvairiausius, taip, kurie turi visokių kitokių socialinių problemų. Dėstau Kūno kultūros akademijoje ir Vilniaus universitete. Vedu seminarus, turiu 186 seminarus įvairiausius, nuo streso valdymo iki kokybės vadybos. Labai pats daug konsultuoju šeimas, kaip psichologas turiu minį šeimas. Ir šeimos santykius, ir dar kitas dalykas, konsultuoju paauglius, pagrindinai paauglius, su vaikais nedirbu, tiesiog tai jau kita specializacija. Šiandieną mes kalbėsime apie patyčias. Kaip jūs manot, kiek Lietuvoje vaikų patiria patyčias? Pagal tyrimus paskutinius. 67% vaikų patiria patyčias Lietuvoje. Šveicarijoje 5%. Yra skirtumas. Kodėl taip yra? Tiesiog į tai pradėjo kreipti dėmesį ir 10 metų darbas privedė prie to, kad iš tikrųjų patyčių labai stipriai sumažėjo ir tai yra labai svarbu. Kaip jūs manot, kokios būna pasekmės vaikams, jeigu yra iš jų tyčiavimas? Gali atsirasti depresija? Gali, taip. Antras, gali jisai pasijausti liūdnas, prislėgtas, nelaimingas. Kartais vaikams gali atrodyti, kad jis yra visiškai nereikalingas, bevertis ir dar kažkoks. Gali kaip su ta mergaitė paskatinti prie savižudybės. O pats baisiausias dalykas, už ką yra tėvai atsakingi, sutrinka vaiko socializacija. Tėvai iš principo, kalbėkime atvirai, yra reikalingi tam, kad vaikas pasidarytų savarankiškas. Mes jos auklėjam, puoselėjam, auginam ir taip toliau. Tėvai turi iš tikrųjų kreipti didelį dėmesį tai, kas vyksta su vaiku. Dabar patyčios būna 3 rūšių. Pirma rūšis tai yra žodinės patyčios, pravardžiavimai, priekabiavimai, etikečių klijavimai, dar kažkokie. Toliau būna fizinės, muša, spardo, atiminėja daiktus, laužo, dar kažkokius. Ir yra dar vadinama gestinė. Čia nekalbėjau apie tai, bet žinot, gestus rodo, ne? Ten pirštą, ten dar kažkokius dalykus. Taip. Tai dabar kaip jūs manot, kokias patyčias patiria jūsų vaikai? Visokių, taip, visokių būna. Taip, visokių patyčių būna. Būna, kad nuo suaugusių patiria? Labai realu. Nuo paauglių, vyresnių, taip, dar nuo kažko. Dabar yra vienintelis variantas, yra keletą klaidų, kurias daro tėvai. Pirma klaida tai yra, sako, tu pats turi sutvarkyti su šitais visais dalykais.
Ar jis gali pats sutvarkyti? Ta viena mergaitė su 20 gali sutvarkyti. Gali 5-okas sutvarkyti su 11-oku? Ne. Turi būti kas būtinai, suaugusių, kas toksai palaikymas. Aš visą laiką sakau, susistiprink suaugusiais. Negali būti ir tokio dalyko, duok atgal. Kaip jis gali būti toks, duot atgal? Nes jeigu jis duos atgal, tai jis gaus kaip dvigubai ir paskui, žinokit, yra įdomi situacija. Tas sako, aš labai atsiprašau, jis ant mane šoko, nu tai aš turėjau ką padaryti. Apsiginti, nesvarbu, kad tas kur šoko va toksai. Tai aišku, jeigu su pagaliuku jerzina visą laiką, tenai dar kažką, tai visi gali šokti. Žinote, ne kad pelė, jeigu spaustų į kampą ant žmogaus šoko. Tai bet kas su ta pelė baigėsi. Tai bet jūsų vaikas ne pelė. Jis atėjo į šitą mokyklą, ar jisai šitą miestį gyvena, jis turi būti apsaugotas. Tai jeigu suaugusi padeda, taip, tada viskas tampa gerai arba ne. Dabar, iš ko matyti, kad vaikas yra patiria pačią? Žiūrimo pačioj, žemiau. Grįžta iš mokyklos su ganintais daiktais, praradęs daiktus arba pinigus. Pirmas požymis, kad gali būti kažkas jau negerai. Turi mėlynių, drėskimų ir panašių žinių. Pradėjo eiti kitų kelių iš namų į mokyklą. Pradėjo nenorėti eiti į mokyklą be jokios aiškios tokios priežasties. Grįžęs iš mokyklos būna irzlus, nuliūdęs, neįprastai emocingas. Jeigu pajuto tokius požymius, iš karto reikia ką daryti? Reaguoti. Taip, iš karto reikia reaguoti. Kas yra? Dažniausiai vaikai bijo apie tai pasakot, todėl kad jie bijo, kad bus kas? Kad jie bus nubausti. Arba nubausti, arba jie bus vėl persiekimi ir dar kažkas. Todėl, nežinau, užsirašykit kažkur tai patį fainiausią dalyką, ką gali padaryti tėvai. Yra du žmonės, kurie iš tikrųjų gali apginti. Aš dabar sakysiu kabutėse, neįsižeiskit. Išprotėjusi mama. Ateina ir ne mokykla, jos nieks negali sustabdyti. Ir rėkia visai žraudosi, ne? Tai jeigu tokia mama ateina į mokyklą, tada visi ją pradeda kreipti ką tokį? Dėmesį. Ir jos vaiką tada auklėta, ką daro, už rankytės ir vedžiojasi visur. Nedaug dievė, todėl kad tokios mamos daugiau ką nenori matyti. Arba antras variantas, sužvėrėjęs tėtis. Kur tas? Kur tas skriaudikas, ne? Jis to nedaro, bet jis toks atrodo. Tai yra patys geriausi du žmonės, kurie gali sustabdyti patys šias kur mokykloje. Nes jeigu jūs ateinat ir tai reiškia, ką galima per daug dėmesio, ką nekreipti. Ką reikėtų daryti. Čia yra surašytas sąrašas, ką galėtų tėvai padaryti. Apsibraukit, su kuo sutinkat, jūsų komanda su kuo nesutinkat. Pradedam. Ar sutarė su to, kad taip turėtų būti? Dabar dėmesio. Aptarkit. Pirmi 5-6 žingsniai, jeigu atsirado toks dalykas jūsų kaip tėvelių. Aš pavyzdžiui, jūsų kaip tėvelių. Ką jūs darytumėte? Pirmoje eilėje. Kokie jūsų būtų pirmieji žingsniai sprendžiant šitą problemą? Pirmą išsiaiškinti situaciją su savo vaiku. Išsiaiškinam situaciją. Išsiaiškinam. Sako muša, vienu žodžiu visą kitą priekabiauja ir taip toliau. Toliau, manyčiau, eiti aiškintis į mokyklą su mokyklos vadovybė, vėliau su skriaudėjo pusė. Labai svarbus klausimas. Eitumėt pati aiškinti su skriaudėju? Aš be abejo pati, bet ne viena. Aš tą situaciją jau turėjau. Taip, su kuo eitumėt? Aš su vadovybė mokyklos. Labai teisingai. Niekada neikit vieni aiškintis su vaiku arba su jo tėvais. Visada turi būti arba auklėtoja, arba socialinis darbuotojas, ar dar kažkas. Nes jeigu jūs tai padarote, jūs darot nusižengimą ir jūs pačius gali pritraukti į atsakomybę. Būkit gudrios lapės. Jeigu dar nesisprendžia, jeigu vis tiek prie jūsų vaiko kimba tas anas vaikas, ką darom toliau? Sekantis žingsnis. Yra tam mokykloje socialinis darbuotojas, galų galiai yra ir psichologas. Einam kur dar toliau. Ir vis tiek prie jūsų vaiko dar kabinas. Trečią kartą, po to pasikalbėjot, vieną kartą jūs kalbėjot, dar nuėjot pas socialinę ir vis tiek, ką darom toliau? Ką darom toliau? Policija. Kolegos, susirašom, policija. Švietimo skyrius, kad paskambintų direktorė. Jūsų vaikas valstybei į metus kainuoja 3,5 tūkstančio. Padaugina vieni mokslo metai. Jūsų klasėje 20 mokinių įsivaizduokim, kiek tūkstančių laksto. Kada jūs nusiperkat naują mašiną už 70 tūkstančių, leidžiat su vinutė jos brailkyt? Ar leidžiat? Tai jeigu toj klasėje laksto 70 tūkstančių, tai yra daugelių mokytojų atlyginimas. Taip, 2000 atlyginimas, grubiai tariant, dalinam iš 70-35. 3 mokytojams atlyginimai.
Tai jeigu vienas, antras, trečias, ketvirtas vaikas išeis, mokytojai negaus ką tokio? Atlyginimo. O išeiti yra visada kur. Todėl, kad dabar visus vaikus su malonumu ką? Paims. Yra gerų mokyklų visai netoli. Aišku, pavažiuosi, ten geltonas autobusiukas, pavažiuos dar kažkas. Kolegos, nieks nesuinteresuotas prarast vaikų. Bet viskas priklauso nuo ko? Ar jūs kovojat už savo vaikus, ar ne? Važiuojam iki policijos, į prokuratūros, nepilnamečių, iki visų, tol, kol tą problemą ką nepadaro? Nes jeigu paliksit, jūsų vaikas pasijus koks bejėgis. Reiškia, suaugusi jo ką padarė? Neapgynė. Dar ką dar pasimu, kokia mama turi būti? Išprotėjusi. Absoliučiai. O tėtis koks turi būti? Sužvėrėjus. Ir visi turi suprasti, kad jie nuo šito reikalo neatsitrauks. Jie niekada nuo šito reikalo ką? Neatsitrauks. O dabar jūsų komanda, ką dar pridėtumėt prie šito elgesio algoritmo? Ką dar galėtumėt padaryti? Ką dar kitaip? Ar jau užtenka? Jau užtekto, ne? O dabar, mano tėveliai, gudrus klausimas. A jeigu jūsų vaikas tyčiojasi iš kitų? Jeigu sužinot, kad jūsų vaikas, įsivaizduokim, pradėjo pats daryti patyčią su kitais, ką jūs darytumėte? Kalbėti. Su savo vaiku, kaip kitaip. Aha, apie ką kalbėtumėte? Kodėl visą tai, kur pradžia viso to? Taip, labai dažnai atkasit ką? Kad jis pats kažkur tai buvo ką? Pažemintas, pralaimėjo. Dažniausiai vaikas nori ką padaryti per tyčiojimąsi? Pakelt savo ką tokią vertę, ką gali dar padaryti tam vaikui. Labai svarbu paaugliams, ypač labai svarbu paaugliams. Jis dabar žiūri čia, o jam kur reikia? Pavyzdžiui, dėmesį. Tai tinkama linkme. Jam reikia surasti kitą gyvenimo ką? Dėl ko šitas elgesys taptų jam visiškai koks? Neįdomus, nereikalingas, kuris pajustų vertę kitokią, taip, kitokią vertę. Pavyzdžiui, labai greitas, ne, ten, gerai, tap sportininku, va toj srity prasiveršk, būk visas. Mėgsti boksuotis, eik į sporto ką, salę boksuokis, mėgsti krepšinį žaisti, mėgsti muziką, dar kažką, eik kažką daryk. Užsirašykit, vaikui reikia svajonės. Vaikas turi turėti svajonę. Ir jeigu vaikas turi svajonę, tada jam yra žymiai paprasčiau paaiškinti, kad tas elgesys yra kas? Geras ar blogas? Koks elgesys dabar? Geras ar blogas? Aš turiu mintis tyčiojimas iš kitų vaikų. Ne. Užsirašykit, nežaiskit moralinėmis kategorijomis. Nenaudingas. Tiesiog sakykit, tau nenaudingas. Jam yra žymiai geriau ką? Nes geras blogas yra kas? Moralės, kas toksai klausimas. Kai kada vaikai moralinius klausimus žiūri kaip? Ne? Nereikia man neaiškink. Tu jam paaiškink nenaudingas. Labai paprastai, nenaudingas tau. Todėl, kad jeigu tu nori kažką pasiekti gyvenime, tu mušiesi, papulsi nepilnamečius, dar kažtau nenaudinga. Tu geriau eik sportuok, siek dar kažko, tai tau bus nauda. Tau neapsimoka įveltis į visokius ką tokius, bereikalingus ką tokius, konfliktus ir dar toliau. Nes visą tai tau trukdo daryti ką? Karjerą, dar kažkokius momentus. Noriu užduoti klausimą. Kada pradeda draugauti berniukai arba mergaitės, jie keičiasi ar ne? Labai. Kas keičiasi? Elgesys, išvaizda. Aha. O kas svarbiausia keičiasi berniukų gyvenime? Atsiranda tarpusio supratimas apskritai tarp dviejų žmonių. Kitaip. Ne, mano mylėjai. Ne. Kodėl mergina paauglystėje berniukui dažniausiai yra gerai? Va, išverskim plačiau į lietuvių kalbą. Jis sako, žinai, tu chuliganas, tai blemba, kur mes vaikus auginsim? Tai plauk, tu darbo neturit, mokaisi dvejetais. Tai ką aš tam veiksiu, kur aš vaikus gimdysiu. Moteriškės jos tokios, gudresnės, ūkininkės, ypač mamkos, kaip pripasakojo, vis tiek su mamka sėdi kalbas, taip. Ir jūs pradeda jam, ką daryti, pudruoti smegenis, taip tiesiai aiškiai. Ir jisai bundukas sėdėjo, chuliganas, buvočio, krūtos. Ir išaiškėjo, kad jis nieko nemoka, kad jis nieko neturi. Ir tada galvoju, reikia pradėti mokytis, reikės jai dirbti ką nors. Nes moteriškės dažniausiai kitaip elgiatės, ar ne taip? Prisiminkit savo paauglystę. Ar ne taip? Ar aš klystu? Ar ne kaip? O tada burundukas taip jau pradeda snarglius valytis, jau pradeda kažką, tai žinot, pradeda kažkas kitaip. Todėl draugystė, paauglystė yra iš principo labai geras dalykas, ypač vyrams.
Bet, žinoma, jeigu ta mergaitė, pati narkomanė, banditka ir ten dar kažkokia, tai, žinai, tik tai trauks ir ten, kaip sakoma, jai tarnaus. Tai va tą užmuštą, primuštą, žinai, iš to atimtum, tai tokių nereikia, ne? Nu, tokiom nereikia draugauti, draugavom su tokiom, kurios yra socializuotos, taip, geros, socializuotos. Ir tai yra gerai, aš viską už. Todėl, kad tai yra, nu, sociumo bendruomenės išgelbėjimo vienintelis būdas. Nes jeigu palikti visą tą testosteroną besitaškantį dešinėn kairėn, nu tai ką, tik tai daug aukų, ne? Nereikia tų aukų. Ar suprato šitą momentą? Taip, surasti kažkokį tikslą. Tai gali būti meilė, tai gali būti gyvenimo tikslas, tai noras padaryti karjerą, dar kažkokie dalykai. Taip, visa tai, kas yra pozityvų. O pats svarbiausias surašom dalykas. Visada jam sakyti savo vaiku, tu esi pats geriausias. Aš žinau, kad tu gali, kad tu viską gali, jeigu tu dirbsi. Tu esi beprotiškai talentingas, bet tavo elgesys va šitas, jis yra, nu, tiesiog netinkama šitoje situacijoje. Pasitikėjimas, beprotiškas pasitikėjimas jo talentu, jo gebėjimais. Bet elgesys tiesiog yra nepriimtina šitoje situacijoje. Ir vaikas pajutęs, kad jūs jo tikite, pas jį įsijungia toks mažiukas mechanizmukas, kuris vadinasi vidinis įsipareigojimas. Manim tiki, man aiškina ir svarbiausias gali galvoti, blemba, ta mano mamka arba tėtkis išprotėjęs, jis man sako, kad aš labai talentingas, bet aš iki žinau, kad aš pusę to nemoku, bet jis man kiekvieną dieną tai sako, Jėzau Marija, ką man daryti, nepilnavertiškumo kompleksas, Jėzau, ką man daryti, nu reikia kažką daryti, nu Jėzau Marija, reikia kažką daryti, tai man daryti viską nenoriu, bet reikia daryti ir pradeda daryti. Už metų, už 2 dažniausiai. Bet jisai pradeda daryti ir paskui pradeda tikėti, kad jisai yra labai talentingas, kad jisai yra labai geras ir visą kitą. Kodėl taip yra? Norit liūdną žinią, atsakysiu. Todėl, kad vaikas nuo -9 mėnesių iki 4 jūsų kalbom yra nekritiškas. O tu ką jam sakai, nuo -9 mėnesių iki 4 metų, jisai priema be jokios ką? Kritikos. Prevencija, žiūrėjimas vaiko, stebėjimas, kažkas keičiasi, iš karto kalbam ir padedam. Ir neužmirškit, ar jis skriaudėjas, ar jis skriaudikas, abiem reikia ko? Pagalbos. Abiem reikia pagalbos. Ir nelaukit. Geriau ateikit ir sakykit, mano vaikas pasusenė, mano vaikas skriaudžia. Padėkit man spręsti šitą klausimą. Nes kada jūs ateisit ir kalbėsit, tada dar galima padėti. O kada jis jau padarys kažką, tai gali visi ką padaryti. Ir sakyt, va, Proveniškės yra ten dar kažkur, važiuokit. Jūs turite teisę iš mokyklos reikalauti jūsų vaikams ko? Saugumo. Ir jeigu jūs reikalausit, anksčiau ir vėliau tie klausimai ką padarys? Spręs. Dabar šitoj vietoj liktai galim ir sustot. Ar turit klausimų iš patirčių? Dar. Išmokim bendraut be gąsdinimų. Tai yra vienas dalykas. Neklausai. Mes manom, kad turi būti taip ir taip. Labai paprastas dalykas. Jeigu tu nenori, tu to gali nedaryti. Bet pasekmės bus tokios. Ir visada vaikui reikia duoti 2 pasirinkimo variantus. Be prievartos, be pykčio, be gąsdinimų. Leidžiam jam rinktis. Gerai, tvarkoj. Tu nenori į mokyklą. Jokių problemų. Aš nenoriu tau gale savaitės duoti 20 litų ėjimui tavo į tą. Tu nenori, aš nenoriu, taip. Tu gali rinktis. Aš ant tavęs visiškai nepykstu. Visiškai. Nenori neik. Bet uždarbio tada tavo už šią savaitę nėra. Ir visada, prieš norint kažką vaikui pasakyti, turit pradėti taip. Aš tave beprotiškai myliu. Bet kokia kritika, kurią jūs norite pasakyti. Pradedat nuo to, aš tave beprotiškai myliu. Aš be tavęs negaliu, tu mano jūra, pušis, reglė ir vienu žodžiu visoks kitos. Bet šitoj vietoj aš su tavim ne. Yra 2 pasirinkimo variantų. Ką nori, tą ir ką rinkis. Vaiko čia nepakeisi, bet elgesį koreguoti galima. Reikia elgesį koreguoti, ne smegenis, o elgesį. Ir kada pradedi elgesį koreguoti, anksčiau ar vėliau ką padaro? Smegenys irgi atsireguliuoja, taip? Ir jis pradeda jausti iš to gero elgesio, taip? Aš atsiprašau, nėra gero elgesio. Naudingo elgesio pradeda jausti ką tokį? O, kad tai gerai yra. Jis pats per savo patirtį tai pajunta. Kad jis iš to gauna daugiau kažko. Tas daugiau. Daugiau laisvalaikio, daugiau malonumų, daugiau džiaugsmų. Dėl ko mes gyvenam? Dėl tiesos, dėl gėrio. Mes gyvenam dėl to, kad mums būtų kaip? Būtume laimingi.
Tai jeigu laimės nuo to daugiau, reiškia, taip reikia elgtis. Yra viena vieta, žiauri vieta, kur jokių kompromisų negali būti. Priklausomybės. Narkotikai, alkoholis, rūkymas ir viskas. Ir čia turi būti įjungiat išprotėjusią mamą, taip, sužvėrėjusi tėtį, pradedat katalotis ir turi būti, vaikas turi patirti šito vietą geriau psichinę traumą nuo mamos dėl priklausomybių, negu jos nepatirt. Kodėl? Todėl, kad priklausomybės turi tokį dalyką. Čia jau logika neveikia. Alkoholikas visam gyvenimu liks kas? Jis tik gali ką padaryti? Ką jis gali padaryti? Jis gali kentėti, gal ir 10 metų kentėti, jis gali net ir 20 metų kentėti, bet jis viduj visada ką? Norės. Narkomanai tuo labiau. Bet turi būti taip, kad jis Jėzau Marija, niekada daugiau. Niekada daugiau. Pamato tėtį išprotėjusi putos krentant galvos, suprantate, tu maždaug tokį, mama, isterijos priepolį, draskų, vienu žodžiu, viską, tapetus. Suprantate, viskas. Tada jis patiria beprotišką šoką ir suprantate, geriau to dalyko ką? Nedaryti. Nebandyt net. Net nebandyt. Taip, paaugliai būna, pabando, grįžta. Bet ar visi? Ką, neturit pažįstamų, kurie nusigėrė, prasigėrė ir valkatos, ir mirė, ir biškučiuką, ta? Ką, nežinot, narkomanų ir visokių kitokių dalykų, kurie, atsiprašant už nieką, eina, žudo žmonės, atiminėja pinigus ir visus kitus dalykus, todėl, kad jau smegenys neveikia. Visi socialiniai varžtai ką? Išbyrėjo. Jų nėra stabdžių jokių. O kodėl tai reikalinga yra? Dar priminsiu. Todėl, kad sociumas tokių dalykų neatleidžia. Žinote, ne patys. Jūs tai vis tiek jį mylėsit. Narkomanas, ne narkomanas. Taip? O sociumas, ne. Priimsi darbą narkomaną buvusi. Gal 1 iš 10, taip darbdavių. Todėl jūs tai darot, jūs darot dėl to, kad jis ateityje būtų koks socializuotas. Ir čia yra jūsų pagrindinis vaidmuo. Dabar, ką dar turėtų mano manimų tėvai daryti? Nežinau, užfiksuokit. Rūpintis karjerą. Aš visą laiką sakau, ne vaiko reikalas rūpintis jo karjerą. Tėvų reikalas rūpintis karjerą. Kodėl? Dėl to, kad apsimoka. Nes jeigu nepasirūpinsit, turėsit jam siuntinėti per laidėlės iki 50-80 metų. Ką, tokių mamų nepažįstat? Ir 30 ar 40, o per laidėlės ir siuntinėja dabar. Nepažįstat tokių mamų? Pažįstat? Nereikia man pavardžių vardų. Nereikia. Todėl, kad apsimoka. Dabar Danijoje, Švedijoje, Norvegijoje, kaip yra? 18 metukų sekančią dieną atsibunda po gimimo dienos. Ateina tėtukas su mamyte ir sako, čia yra sąskaitėlio fakturėlė. Nuo šios dienos, kada tu gyvensi mūsų bute, tu moki tiek ir tiek už plotą, tiek už maistą ir viskas. Jeigu tu nenori, tu gali kreiptis į seniūniją, paprašyti, kad tau duotų kaip bedarbio pašalpą arba ten pagalbą, ir tu gali gyventi atskirai. O jeigu gyveni pas mus, prašom susimokėti. Lygiai 18 metų sueina. Ir taip yra su visais ką tokiais vaikais. Kas vaikui tada būna? Po tokia reakcija būna. Bet vaikai Danijoje žino tai jau nuo 14 metų. Jie nuo 14 metų žino šitą dalyką, tai bus. Ir tada kas pradeda jam? Kas jam pradeda? Noras atsiranda būt ko? Savarankišku. Ir pradeda skaičiuoti ką tokius? Ne mamkos, ne tėčio, o kano? Savo. Jeigu įdomu, pirmykštėje bendruomenėje vaikas tapdavo savarankiškas. Kiek metukų? Kiek metukų? 12-14. Rodo už perą? 4 metų. 4 metų vaikas turėdavo pats išgyventi. Susirink maistelio ir sakydavo, mamka jam nei vieno nieko neduodavo. Todėl, kad mamka tuo metu maitindavo ką? Kitą. Mamka gyvendavo 28 metus, po to truputį mirdavo. Tai jinai turėdavo pagimdyti minimum 3 per tą laiką, taip? Kad nors kažkas liktų gyvas, taip? Tai jeigu tas 4 nesusitvarko, tai viskas. Pas gyvūnus tai vadinasi atjukinimas. Tie, kurie laikot karvę, žinote, ne? Veršis paaugo, karvė bumt iš kanopos į galvą, ne? Kad pieno netrauktų. Matėte, ne? Tai vat mamka turi išmoktą judesį. Atbulinę kanopą, bumt į galvą, taip, kad pradėtų ką? Mąstyti. Atjukinimas tai vadinasi. Tai vat atjukint
nuo mamkos ir tėčio piniginės, tai yra labai svarbus judesys. Bet vaiką tam reikia ką? Negali iš karto, žinai, bumst ir viskas. Ne, po truputį taip, bum, toks lengva, ne, 14 metukų sukakojo. Ir jūs atsiverčiat įstatymą ir ten parašyta, 14 metų vaikas 4 valandas per dieną gali dirbti. Užsirašom patys svarbiausią dalyką. Čia tik tai tiems, kurie nėra milijardieriai. Jūsų vaikam vienintelė išeitis gyvenime kažkur prasimušti, tai yra beprotiškas išsilavinimo lygis. Vienintelis. Kitokių būdų prasimušti nėra. Todėl, kad yra aiškus dabar, jau dabar Lietuvoje labai aiškiai susidėlioja. Buvo laikas, kada darbininkai 2000, 3000, 6, 8, 12. Dabar labai viskas aišku. Marketingo skyrius, kaip uždirbo savo 6-8 iki 50, taip ir uždirbo. Taip, normalioje, geroje, ką tokioj firmoje. Darbininkas kaip normaliai dabar uždirba apie 2-3, taip ir uždirba. Ir jeigu norit, kad jūsų vaikas paliptų socialiniais laiptukais į viršų, arba nors iki jūsų daliptų, taip, nors iki jūsų. Jūs turit jį pastoviai, ne? Ne? Į mokslus, taip, į mokslus. Kolegija, universitetas, bakalauras, magistras, 2 magistras, 3 bakalauras, 4 bakalauras, daktaras ir dar kažkas, dar krūva patirties darbe. Ir tada ateina vieną dieną ir jis pradeda uždirbinėti po 10, po 12 tūkstančių, po 20 per mėnesį. Ir tada jūs galite savo ramiai ką padaryti? Tai vat, kiek jūs dabar investuosit į jo smegenų reguliavimą, taip, tiek ir bus. Dabar paauglystėje visi vaikai sako, koks pagrindinis žodis yra. Ne! Tiesiog, ne! Nesvarbu. Ką čia aš? Ką čia? Aš gerai, tu svarsim. Ne! O jūs sėdėt, paimat ir, žinot, kompaktą, numeris 28. Sėdėjom. Gerų būti yra gerai. Geras vaikas, gerai elgiasi, sportuoja, nerūko, negeria. Tylėk! Antra. Gerų būti gerai ir vis kiek, suprantat, ir varot. Ir varot. Ir anksčiau ir vėliau ką? Visai gerų būti gerai. Rimtai. Šitas dalykas vadinasi įtaiga žvalioj būsenoj. Aš rimtai kalbu. Įtaiga žvalioj būsenoj. Vaikas protų gali priešintis, bet viskas į pasąmonę ką? Krenta. Ir anksčiau ir vėliau jis pradeda to tikėti, ką jūs jam sukūrėt. Tai va dėl to mes turim rūpintis, kad karta pakeistų ką? Kartą. Čia aš jau rimtai dabar kalbu. Karta turi pakeisti kartą. Ir jeigu to neįvyksta, atsiranda didelės kas? Problemos. Tai kaip mes paskui būdami pensijai, jeigu nebus kas mokės tų dalykų. Aš, pavyzdžiui, tikrai pasakysiu, aš nesijaudinu dėl emigracijos, visiškai. Todėl, kad vis tik iš bendro biudžeto mokės. Iš Europos Sąjungos, jeigu trūks, pames iš ten. Aš visai nesijaudinu. Svarbiausia, kad jie čia liktų, kad jie uždirbtų, kad jie Europos Sąjungoje būtų, kad tie pinigai čia cirkuliuotų, kad būtų kažkas. Bet jie turi dirbti, jie turi uždirbti. Jie turi būti socializuoti. Dabar dar vienas dalykas, apie ką kalbėjau aš mokykloje. Vaikui yra 2 problemos su vaikais, tokios rimtos. Yra pirmas dalykas, kad jiems sako mokykis. Bet nieks nepasako kaip. Tai dabar, pavyzdžiui, aš savo mokykloje esu įjungęs programą, vieną kartą per savaitę būna mokymas, mokinasi kaip mokintis. Kaip lavinti muzikinį intelektą, erdvinį, matematinį, komunikavimo, literatūrinį, bendravimo ir visą kitą. Tiesiog pratimai. Pavyzdžiui, kaip stebėti, kaip sukoncentruoti dėmesį, kaip lavinti atmintį. Ir jeigu jis natūralu, kad vaikas tingi mokytis, ypač jeigu jam labai sunkiai ką sekasi. Jeigu jis išmoksta technologijas, tai jam pasidaro tai visiškai ką? Lengva. Taip? Pirmą kartą, kada virėt košę, buvo pakankamai sudėtingas dalykas. Dabar tai darot kaip? Automatiškai. Taip? Tai čia tas pats. Tai va, dar vienas dalykas yra mokinti vaiką kaip mokytis. Sutaupom jo energiją, sutaupom jo centrinę nervų sistemą, daugiau lieka laiko kam? Malonumams, atsipalaidavimams ir visokiems kitokiems dalykams, o rezultatai mokykloje tampa kokie geresni. Tai va dar vienas dalykas, ko jūs turite rūpintis ir ko jūs turėtumėte reikalauti ir prašyti, tai yra, kad atsirastų mokymasis apie mokymasi. Vaikas turi papult į nemokamą vietą. Arba universitete, arba į kolegiją. Todėl, kad mokėti 4,5 tūkstančio, ne kiekvienas norim ir ne kiekvienas galim. Taip?
O jeigu jis negaus to, jam bus kas didelės problemos, taip? Aš labai atsiprašau, vokalas kainuoja 18 700, režisūra 14 000, nežinau, kaip ten, 100. Tai yra žiaurūs pinigai. Bet jeigu tu papuoli 10-uką į režisūrą, arba į vokalą, nežinau, 8 ar 6 geriausių, viskas tvarkoja, tu gauni nemokamą ką tokią vietą. Taip ir turėtų būti. Gerai, pabaigai tiesiog noriu užakcentuoti vieną dar momentą. Drausmė, tikslas, pagarba, meilė, netoleravimas neigiamo elgesio, pagarba asmenybė ir meilė jam, palaikymas sunkiausiose situacijose sukuria socializuotą, gerą vaiką, kuris jums tampa ne našta, o didelis džiaugsmas.